Pasižiūrėkime įdomią temą vyro mintys, jausmai, veiksmai, taip pat per akmenukus, kokia dominuojanti ta energija. Tai matosi, kad vyras tokiose energijose stabilumą, oniksas tai yra stabilumo, tokio saugumo, įsižeminimo, kad dabar tokios jo būsenos ir tokia tema jam yra aktuali, svarbi, kad tas vyras toks sergėtojas, giminės, šeimos ir tokioj jaučiasi apsaugotas. Vis dėlto juoda spalva tai ta apsauga tokia, kad jis jaučiasi saugiai, gerai. Ir kągi jisai galvoja apie moterį, kad nori kažkokių rezultatų iš šitos situacijos su jumis, kažkokį derlių nuimti, kažką išsiaiškinti, kad turi būti kažkokie pokyčiai, matosi. Ir kasgi dar, kągi jis jaučia. Jaučia tai, kad yra toksai laimingas su jumis, kad tai yra geras šansas, keturlapis dobulas, tai kad jūsų susitikimas, jūsų santykiai yra visatos dovana, džiaugsmingai jaučiasi. Ir dės ir akmenuką čia ir kągi jis darys, pasižiūrėkim. Tai matosi, kad susitiks, bandys rasti kažkokias išeitis, tiltus sujungti, kad tai yra svarbu jam. Ir dar pasižiūrėkim. Ir matosi, kad kažkokie planai yra ilgalaikiai pas vyrą. Jeigu tai lelijos, tai apie ilgą laimingą gyvenimą, taip pat apie tokią kūnišką aistrą, apie gerą tokį suderinamumą. Tai matosi tokia vis dėlto bendra tokia žinutė, kad vyras jaučiasi stabiliai, jaučiasi gerai, saugiai ir džiaugiasi jūsų susitikimu, santykiais, kad tai yra dovana ir kad matosi bus dar kažkokie kiti veiksmai, kurie jūs artins.